Tikrai brangieji, sveikinu visus susirinkusius šiandieną čia, Viešpaties vardu. Tikrai, kaip pasižiūrėjau, žmonių yra ir tokių ir matytų, ir nematytų, ir iš toliau yra atvykusių. Ir kažkaip tai būdavo, norisi pasveikinti tos, kurie iš toli atvykę, nebe Lietuvoje gyvena, bet kažkur tai iš toliau. Bet kažkaip pagalvojau šiandieną, o kaip su tais, kurie čia pat gyvena, bet jie keletą metų nesirodė. Įdomu, kurie toliau buvo. Tie, kurie buvo išvykę, bet jie buvo su Viešpačiu. Tai žinot, džiaugiamės sutikę ir ačiū Dievui, kad jūs ten laikote su Viešpačiu ir kad atvažiuojate ir mes turim bendrystę. Ačiū Dievui už jūs. Bet turbūt dar labiau reikia džiaugtis dėl tų, kurie buvo netoli ir negalėjo ateiti dėl nuodėmių, dėl problemų, dėl negerumų kažkokių tai gyvenime. Tai aš manau, kad turbūt jūs ne tik aš vienas, bet ir jūs pritarsit man, kad mes džiaugiamės, kad tokie žmonės atėjo. Galim paploti Viešpačiui. Viešpatie, dėkojam tau. Mes dėkojam už kiekvieną, kuris šiandien čia yra. Už tos ypatingai, kurie atėjo galbūt varge, galbūt nuodėmėse, galbūt tamsoj. Galbūt jie dar nepažinė tavęs, bet Viešpatie, atverk savo pasigailėjimą, savo malonę jų širdis, kad šiandien jie neišeitų vėlgi atgal į tas problemas, vėlgi atgal į atskirimą. Bet jeigu šiandien atras tave, tegul šiandien jie susitiks su tavim ir niekas nebeatskirs jų nuo tavo meilės. Tavo gerumas, Viešpatie, te paliečia čia esančius, te paliečia tos, kurie negalėjo čia ateiti. Taip pat, Viešpatie, už tos, kuriuos mes meldžiamės ir kuriuos gal užmirštame, Viešpatie, bet pavedam tau. Tavo gerumas te būni su visais. Dėkojam tau, Viešpatie, už tavo malonę, už tavo gerumą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šiandieną pasidalinimui turiu rašto vietą, kurią jau esu kalbėjęs ne vieną kartą ir kada tokie dalykai atsitinka, tai toksai, žinot, būni biškiai įsigandęs, galvoji, Dieve, gal kas nors, gal aš kažką tai netaip suprantu, kad vėl reikia sugrįžti prie to, kas jau buvo skaityta. Bet atsimenu, aš apie tai galvojau ir vieno namų bendravimo metu, ten toks pokalbis įvyko, viena sesė kalbėjo. Ir taip aiškiai tada man tie žodžiai tokie nuskambėjo, sako, nu va, reikės tą temą ir pasidalinti, reikės apie tai kalbėti. Tai brangiai, žinokit, kartais mes sugrįžtame prie to, apie ką jau girdėjome, apie ką skaitėme ir ką kalbėjome. Tik tai, aišku, vėlgi kažkas tai dar būna daugiau atverta. Ir prieš tai kalbėdamas iš tos vietos, tai būtų atsitikimas, kuris įvyko su Moze, kada jis paprašė pamatyti Dievo šlovę. Išėjimo knygoje 34 skyriuje čia viskas tai aprašyta Senajame testamente. Bet prieš kalbėdamas apie tai, aš noriu tokį truputėlį pavyzdį apie tai, kaip mums su Dievu pažintis vyksta. Galbūt tai nepilnas, ne iki galo tas pavyzdys, bet jisai padėjo man pažvelgti iš kitos pusės, kad vis tik tai, kaip mes su Dievu kaip ir susipažįstam per naujo paskui. Dabar pagalvokim, vaikas, kaip jis susipažįsta su mama savo. Kada jisai prasideda jo gyvenimas, jis iš viso net supratimo neturi jokio. Vystosi tos ląstelės mamos viduje, rankytės, tenai kojytės formuojasi visas kūnas, bet jis iš vis nieko nesupranta. Širdelė tiesa jau veikia, bet jis dar net smegenys nefunkcionuoja, nėra dar net. Paskui praėjus kažkiek tai laiko smegenys pradeda formuotis ir jau atsiranda judesiai, jis pradeda judėti ir labai nuostabus procesas vyksta. Ir visą tą laiką, paskui jau vaikas pradeda kažką tai jausti, jis pradeda kažkas jam patikti arba nepatikti ir jisai jau kažkokiu būdu reaguoja. Mamos viduje dar būdamas.
Ir va ta pažintis vaiko su mama, jinai prasideda iš tokios pusės, iš visiško nežinojimo į vėlgi ne tai, kad jisai pasiskaito, kaip mes dabar galvojam, bet jeigu nepaskaityčiau, nežinočiau. Tai vad, brangiai, čia tarsi biški kitų kampų tarsi leido Dievas man pažvelgti į tą mūsų pažintį su juo. Kad ne, pasirodo, nėra taip, kad tu neskaitytum, nežinotum. Tu jau žinai, Romiečiam laiške pasakyta, sako, jie žino visą tai. Ir todėl, sako, jie nepateisinami. Jeigu jie ir sako, kad ten, pavyzdžiui, ten paleistuvauti yra normalu, bet sako, jie žino, kad yra kitaip, žino, kad yra Dievas ir viskas tai yra akivaizdu ir jie nepateisinami. Yra dalykai, kurie yra duoti, kurie yra atverti ir tiesiog tai buvo kaip ir pažintis su mama įvyko. Ir vat įdomu dar pratęsus truputėlį tą pavyzdį su vaiku ir mama, kad yra laikas, kada tas vaikelis jo nesimato jisai viduje, bet jis jau pilnai pasiruošęs gyvenimui ir ateina toksai skausmingas momentas, kada jisai ateina į šitą gyvenimą, toksai ir jam sukrėtimas, ir mamai, ir prasideda jau gyvenimas čianai. Ir vėlgi, kiek jisai supranta, kiek jisai, kada jis pradeda susiorientuoti, kas yra ta jo mama. Turbūt dar gerokai laiko praeina, ar ne? Netgi vienas žmogus, kuris užsiima regėjimo reikalais, jisai aiškino, kad sako, kad naujagimiai į tolį nelabai ir mato. Kažkiek turbūt galėčiau tam pritarti už tai, kad kada atvažiuodavom pas Rūtą, mūsų dukrą, ir jie mus paskui išlydėdavo ir mėgindavo vaikui parodyti, va čia senelis su močiutė pro langą. Tai kažkaip jisai arčiau žiūrėdavo ir ten į mus nekreipdavo dėmesio. Bet praėjo laikas, jisai paskui pradėjo mus matyti jau ir toliau. Žiūrim, kad toliau pradeda matyti. O pradžioje, kam jam toliau matyti? Jam svarbu čia matyti, arti. Matyti tą, kurį jį pagimdė, kurį rūpinasi, jį maitina, būt šalia. Ir aš kaip pagalvoju, vaikas prisiglaudžia prie mamos. Tai ką jis ten daug mato? Mamos kaklą arba čia prie krūtinės, kai būna čia, iš arti. Visą tai mato. Visi ne tiek daug mato, bet kiek jisai jaučia. Kiek jisai su tuo gyvena. Ir ką jis ten patiria? Turbūt gerumą pirmoji eilėje, ar ne? Meilė. Galite įvardinti. Vienas žmogus sako, taip gerai jaučiausi ir galvoju, kaip tą pavadinti. Ir kada reikėjo tėvams ten paliudyti, sako, supratau, kad tai meilė. Bet reikėjo dar pavargti gerokai, kol suprato žmogus, kaip tą pavadinti. Tai čia irgi vaikas užaugai, paskui pradeda rašyti mamai laiškelius arba sakyti, mama, aš tave myliu. Labai nuostabu mamai iš vaiko girdėti, bet brangieji, vat kažkas tai panašaus vyksta tarp mūsų ir Viešpatie, žinokit. Nėra taip, kad vat neperskaitysiu ir nežinosiu. Yra jau įdėta. Mes žinojame. Nuo tų dalykų kažkur nuklydome, nutolome ir dabar Dievas mus per Jėzų Kristų, per atgailais grąžina mus prie to. Kad mes vėlgi sugrįžtume ten pas tą, kuris mus myli. Ir vėlgi ta pažintis, brangieji, jinai, vat kaip yra įdomu, jin iš tos pusės, iš tokio gerumo pusės eina. Ne tai, kad Dievas gąsdina, matot, jisai, kada siuntė apaštalus, jis nesakė, pagąsdinkit juos, kad jeigu ką, kad netikės, kad reiškia bus nubausti. Nesakė. Jis sako, skelbkit gerąją naujieną, kad nuodėmės atleidžiamus. Už tai, kad suvargė žmonės, tuos į savo nuodėmėse, vargose, jie nelaimingi. Ir dar tu jį gąsdinsi. Tai jis iš vis nežinos, kur dėtis. Todėl sako, skelbkit gerąją naujieną. Pasakykit, kad yra tau išeitis, žmogau. Yra išsigelbėjimas. Kad tu esi mylimas. Nesvarbu, kad ir kaip. Galbūt savęs jau nemyli. Galbūt nebegali savo atleisti. Bet yra tas, kuris myli ir kuris tave gali tau atleisti. Kuris yra didesnis gerokai. Mūsų žemė, jeigu tai paėmus apvali, ir kada mes žiūrime į dangų, tai kiekvienas žiūri iš savo pusės. Europiečiai iš čia, amerikiečiai iš ten, Australija iš kitos pusės.
visi žiūrime į tą dangų ir galvojam, o va, koks didelis tas dangus, kiek ten žvaigždžių. Bet mes matom tik tai tą mažą dalį, kiekvienas, kad ir kokie bus tų teleskopai geri. Kažkur tai, viskas ribota labai. Va taip kažkas panašaus su Dievo pažinimu. Jo negalima pasakyti, jis ten arba čia. Sako, nes mes jame gyvename, judame ir esame. Ir tarp kitko, kas įdomu, jisai sukūrė žmogų, kad žmogus jo ieškotų. Tikslas nebuvo tam, kad pastatytų miestus, automobilius, telefonus, kompiuterius sukurtų, raketas, bet kad žmogus jo ieškotų. Jis jeigu jo nesuranda, kažkur tai pameta. Kažkoks toks vyksta dalykas, kad žmogus Dievą pameta. Dažnai labai šeimoje, vaikai, kada auga, jie pameta tą bendrystę su tėvais, jiems pradeda atrodyti, kad tėvai kvaili, nieko nesupranta ir kad, žodžiu, jiems nereikalingi, kaip ir tas sūnus Palaidūnas. Vienintelis dalykas, ko reikėjo, tai kad tėvas duotų tą palikimo dalį, kur jam priklausė. Ir viskas. O viso kita, viso gero, tėveliai. Pasiėmiau ir einu. Ir vat kažkas panašaus su mumis atsitinka. Bet Viešpats ir tada gaili, jis nori sugrąžinti, jis galvoja, kaip man dabar iš tiesų, įdomus dalykas, klausiausi vieną pamokslininką, sako, ne tik tai žmogus Dievo ieško, bet Dievas ieško žmogaus. Gaunasi, kad abipusis procesas vyksta. Ir pasirodo, aš galiu Dievui padėti mane surasti. Tikrumoji, ne vienas iš mūsų turbūt nepasakysim, aš radau Dievą. Ne? Toks jau buvau protingas, toks gudrus ir aš radau. Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, aš ieškojau Dievo. Prasidėjo kažkoks laikas, kad aš pradėjau jo ieškoti. Bet aš žinau, kad aš jo neradau. Jisai mane surado. Aš šaukiausi, meldžiausi, po bažnyčias lakščiau, skaičiau knygas kokias tai apie tikėjimo klausimais. Bet aš jo neradau. Jisai mane surado. Bet pasirodo reikėjo, kad aš pasistengčiau. Reikėjo, kad aš kažką tai daryčiau. Jeigu aš būčiau nieko nesistengęs, nežinau, kaip būtų buvę. Galbūt kažkokiu kitų būdų Dievas būtų radęs galiausiai. Galbūt. Nežinau, bet aš jau nenorėčiau. Man užteko 23 metų pagyventi nuodėmėse. Aš galvoju, Dieve, o kodėl ne anksčiau, galim buvo ir anksčiau pas tave ateiti. O tie 23 metai, bet galvoju, nu ačiū Dieve, nors tiek, nors po 23, nors pavėluotai. Ir dalykai, kurios praleidai kažką tai išbarstėjai, gaila dėl to. Paskui tenka kovoti, kaip ir brolis prieina, sako, žinai, sako, meldėmės, bet sako, vėl ta problema, tas rūkimas. Sako, nas iki pernai kažkas panašiai buvo nutikę. Sako, atlaisvino Dievas, bet teko pavargti. Sako, dabar vėl kažkas tai. Sako, bet tikrai noriu, tikrai ateisiu, tikrai melsimės. Tai brangieji, ir taip gaunasi. Čia pas mus yra žmogus šiandieną, kurį dažnai prisimenu, bendraudamas su nuteistaisiais. Jis galės patvirtinti, ir aš nemeluoju, kada jisai išvažiavo iš Pravieniškių reabilitacijos centrą. Ir aš paskui klausiau jo, sakau, kaip tau pavyko, kad tu be atpuolimų vis tik tai atsistoji ant kojų, pradėjai gyventi, pradėjai tarnauti, pradėjai normalų gyvenimą. Kas tau padėjo? Kas įdomu, jo atsakymas buvo, ne tiek, sako, tie pamokymai, tas visas krikščioniška, taip sakant, aplinka, tas irgi buvo. Bet ypač, sako, tie pavyzdžiai, kad aš matydavau žmogus grįžta, ėjo reabilitaciją, kažką darė, stengiasi, statė, kaip tas begemotas, atsimenot, palauk ten iš kaladėlių, deda ir viskas kažkas paėmė, viskas sugriovė. Ir vėl reikia statyti, vėl surankioti tas kaladėlės ir vėl viską sudėlioti. Kažkas panašaus įvykdavo. Sako, aš mačiau tuos gyvenimus, kiek jisai statė, kaip nelengva buvo, paskui viską sugriovė ir vėl ateina, vėl nuo pradžių viską statyti. Sako, ir man tas pavyzdys buvo stipriausias paskatinimas. Aš kada pažiūrėdavau, galvoju, o ne, jeigu man dabar blogai ir aš grįšiu atgal, tai bus man tas pats, aš turėsiu vėl nuo nulio viską daryti. Ką aš ten rasiu? Aš rasiu tą pačią nuodėmę, tas pačius narkotikus, tos pačius draugus, į tą patį kalėjimą.
Ir jis sako, dantį sukandęs aš kenčiau. Teisybė, sakiau, broli. Va, matot, brolis sėdi gale. Pakelk, atsistok, broli. Aleliuja. Garbė Dievui, broli, už tave. Viešpats te laimina. Aleliuja. Šiandieną reabilitacijos centro sugrįžimas, tarnautojas yra žmogus. Tarnauja patikimą. Ir finansai, ir transportas, ir viską. Ačiū Dievui, brangieji, kad jis daro savo darbą. Ir kad, matot, tas praradimas, jis yra mums toks nenaudingas. Taip neverta. Geriau pakentėti, geriau ištverti, bet kaip tai laikytis to, kas dar yra išlikę. Laikyk, sako, tai, kas arti mirties, nes jinai buvo skaityti šitie žodžiai. Ir dabar vis tik tai, brangieji, pažiūrėkime į tuos žodžius, iš kurios mes skaitome Mozės knygoje Išėjimo, tai buvo antra knyga Mozės, 34 skyriuje. Prieš tai biškį pasakysiu, kad Mozė turi pokalbį su Dievu ir paprašo, parodyk man savo šlovę. Ir viešpats atsako, aš leisiu visai savo šloviai praeiti pro tave ir paskelbsiu tau viešpatės vardą. Ir va toks dalykas įvyksta, kuris aš nežinau kaip Mozė. Aš, pavyzdžiui, kada perskaičiau, man tai pati liko didelį įspūdį. Aš nemanau, kad Mozė tai būtų buvę taip praėję, daug įvykių, užsimiršo. Nemanyčiau. Ko gero jam paliko įspūdį. Jeigu man paliko įspūdį, tai turbūt jam irgi. Ir buvo atskleisti labai įdomus dalykai. Tuo labiau, jeigu mes paimam patį tą dalyką šlovė, kas tai yra šlovė? Tai yra, jeigu tiek, kiek skaitau šventame rašte, ką aš matau, ką galėčiau tuo klausimu pasakyti, tai yra sunkiai nusakomas dalykas, šlovė. Bet tai yra kažkas tokio, kas verta aukščiausio įvertinimo. Ir jeigu apie Dievą kalbėti, tai ta šlovė, jinai turėjo, kartais, kada ta šlovė, jinai pasirodydavo žmonėms, jinai turėjo spindėsi, tai spindėdavo tiesiog. Kartais Dievas tiesiog parodydavo matomų būdų ir sako, Dievo šlovė pasirodė. Ir visi suprato, kad čia kažkas dabar bus, Dievas veiks, Dievas kalbės, kažkas vyks svarbaus. Ir va čia Mozė paprašė, sako, leisk, jeigu radau malonę tavo akyse, parodyk man savo šlovę. 33 skyriuje čia tie žodžiai. Ir Dievas pasakė, gerai, aš leisiu savo šloviai, reiškia, praeiti pro tave. Ir va tas dalykas įvyksta 34 skyriuje, tai aprašyta yra. Ir kada viešpats parašyta yra liepėris Mozei pasiruošti, ir jie susitiko ant kalno, ir 5 eilutėje parašyta, viešpas nužengė debesyje ir atsistojo šalia jo ir paskelbė viešpatės vardą. Viešpas praėjo pro jį ir paskelbė. Ir čia mes skaitysime tų žodžius, bet prieš tai aš norėčiau pasakyti tą pavadinimą, reiškia, aš kadangi, žinau, kada žinia kalbama ir jinai įvardinama, tai kažkaip geriau yra tada suprasti, apie ką kalbama. Ir kažkaip gal neišdrįsau pavadinti Evangeliją pagal Mozę, bet pasakyčiau Evangelija, kuri buvo paskelbta Mozei. Kažkas tokio. Žodžiu, Mozei buvo paskelbta Evangelija. Ir kažkas tokio nuostabaus ir gero. Kažkas tokio, kas susijęs su išgelbėjimu, su labai gerais, nuostabiais dalykais. Kiek tai Mozė suprato, čia jau kitas klausimas. Bet mums tai yra palikta ir ačiū Dievui, kad jis leidžia mums į tai pažvelgti. Kokia tai yra Dievo šlovė. Koks tai yra nuostabus mūsų viešpats. Jis leido jam pamatyti, jis leidžia mums į tai pažvelgti. Mes visi, kaip parašyta yra, jūs dabar žiūrite į mane ir man prisimena tie rašto žodžiai, kad sako, mes visi atviru veidu, žvelgdami į viešpatę šlovę, kas darosi, esame keičiami į tą patį atvaizdą. Aleliuja. Brangieji, man tai yra nuostabu kalbėti ne su tai žmonėm, kurie nežino, kurie nesupranta, apie ką kalbama, bet kaip su žmonėmis, kurie patys vaikšto tame, gyvena tame, džiaugiasi nuostabiu Dievu, kad jisai toks šlovingas, ypatingai mus džiugina dabartiniai paskutinių laikų įvykiai, kada viešpas tikrai pradeda pašlovinti savo vardą mūsų bažnyčioje, maldos tarnavimuose, praeito sekmadienio tarnavime, per jaunimo tą liudijimą.
Žinot, tikrai galima sakyti, Viešpatie, tu didis, tu šventas. Tai yra labai nuostabu, kad jis to linkme mus veda, kad jis pagaliau numato, kad reikia to jau. Ir mes taip ilgai to laukiame. Tikrai ačiū jam, šlovė jam. Todėl pažvelkime, ne tai, kad į žmogų, bet į Viešpatį šlovę. Ir ką mes ten pamatysime. Skamba tam tikri žodžiai. Viešpats praėjo pro jį ir paskelbė, tai 6 eilutė. Viešpats Dievas gailestingas ir maloningas, kantrus ir kupinas gerumo bei tiesos, parodytis gailestingumą tūkstančiams, atleidžiantis nusikaltimus, neteisybės ir nuodėmės, tačiau nepaliekantis kalto nenubausto, bet baudžiantis už tėvų nusikaltimus, vaikus ir vaikaičius iki 3 ir 4 kartos. Mozė skubiai nusilenkė iki žemės ir pagarbino Viešpatį. Reakcija buvo Mozės. Jis nusilenkė ir pagarbino. Tikrai dėkoju už tokį žmogų, Mozė, kuriam rūpėjo pamatyti Dievo šlovę, kuris tokį klausimą turėdamas progą, iškėlė Viešpatie, leisk man tai pamatyti. Ir kada Viešpas tai atvėrė jam, jo reakcija buvo, jis skubiai nusilenkė iki žemės. Tas nusilenkimas, kada mes taip darome, aš matau kartais žmonės, kartais būna, mes meldžiamės sėdėdami, būnam, kad atsistoja, būna atsiklaupiam. Bet kartais aš matau žmogų, kuris atsiklaupia, kuris arba netgi atsigula Viešpaties akivaizdoje, su dideliu, žinot, kažkokiu pergyvenimu, rūpesčiu ateina pas jį ir supranti, kad tas žmogus, jisai pripažįsta Viešpaties didybę, viršinybę ir savo silpnumą, savo menkumą. Taip yra, brangieji. Mes nepajėgus. Jeigu ir šiandien kalbėsime, tikrai nemanau, kad aš pajėgsiu nusakyti, koks jisai yra. Tik tai galbūt maža dalelė, bet aš meldžiu, kad šventoji dvasia jinai atvertų visą likusią, kad jinai kalbėtų. Kažkaip tai dukra, sako, sapnavau sapną, kad sako, tu nesuspėjai šiandieną, turėjai pamokslauti, bet tada, sako, vietoj tavęs pastorius Rytis pamokslavo. Aš nenusiminiau, kada išgirdau, aš tik pagalvojau, sako, Viešpatie, jeigu nepajėgsiu kažkur, Viešpatie, tu jau toliau kalbėk, tu veik, ar pastorius Rytis, ar dar kas nors, man jau nesvarbu. Svarbu tik tai, kad ta nuostabi žinia apie tave būtų paskelbta, kad jinai pasiektų kiekvieną širdį. Tikrai, jisai, tegul, brangiai, šventoji dvasia, tegul jinai veikia ir veda mus į tą visą pilnatvę. Ir dabar pasižiūrėkime, ką mes čia matome dar. Tiesiog yra visas sąrašas savybių Dievo, kurios, jeigu aš jums galiu atvirai pasakyti, ir esu apie tai jau kalbėjęs, kad kažkada kada skaitydavau, tai man būdavo tik tai žodžiai, kurios sunku būdavo įvardinti jų reikšmę, suprasti, ką jie reiškia, kaip jie skiriasi. Tiesiog vienas žodis gražus, kitas dar gražesnis, apie gerumą, apie maloningumą ir tiek. Bet paskui laikui bėgant, man tie žodžiai pradėjo gauti didesnę prasmę. Bet vis tik tai ribotas tas mūsų supratimas, aišku, yra. Ir kažkiek tai, žiūrėdami tas savybės, kurios čia išvardintas, aš trumpai tokį dalyką noriu pasakyti. Jūs turbūt pastebėjote. Gailestingas, maloningas, kantrus, kupinas gerumo ir tiesos, atleidžiantis kaltes. Ir aš kada skaičiavau, man gaudavosi 5 rankų pirštai. Kažkada esu, kai su žmonėm kalbėjęs, sakau, žinot, jeigu jūs sakot, kad Dievas yra blogas, tai aš paimu savo rankos 5 pirštus ir visi tie pirštai, jie tik tai apie gerąsias savybės kalba. Ir tam, kad pasakyti apie tą paskutinę, kada sako, nepalieko kalto nenubausto, tai reikia pridėti 1 pirštą jau papildomą. Tai būtų 6 jau, kaip minimum, a gal net ir 7, ten priklausoma nuo to, kaip skaičiuosi, koks vertimą žiūrėsi. Bet tai jau 5 pirštų nebeužtenka. Pati esmė, patys svarbiausi, patys pirmutiniai dalykai, tai yra gerumas, tai yra maloningumas, tai yra teisingumas. Tai yra iš tikrųjų tai, ko mes trokštame, tai, ko mums reikia, brangieji. Kada mes pasigendame aplinkoje, tame pasaulyje, kur mes gyvename, tai čia mes viską tą atrandame kaip tik tai.
Todėl labai teisingai artintis prie jo, labai teisingai yra įsitvirtinti jame, pažinti jį, tikėti jo. Kaip šitie jauni vyrai šiandien kalbėjo, man tikrai patiko. Apie paklusnumą valdžiai, apie mokesčius. Ačiū Dievui, brangiai, apie tokį pasiryžimą nemurmėti. Tai viskas išeina iš ne to, kad situacijos, bet iš tikėjimo ir paklusnumo Dievui. Tikrai šaunu, jauni vyrai, šaunu jaunimas, kad jūs renkatės tikėti, kad jūs ir esat nugalėtojai tame. Jūs nugalėte ir Dievas te laimina jūs. Ir tai yra labai teisinga. Ir brangiai, dabar neapsistosiu labai plačiai prie kiekvienos savybės. Gailestingumas, nuostabus, maloningumas. Kada aš mąstydavau man asmeniškai, ir galiu pasakyti, kad tai yra ne tik mano asmeninė nuomonė, bet mes galim su jumis atsiversti Evangeliją pagal Joną. Pirmą skyrių. Ir čia truputėlį tarp įstatymo ir Mozės ir Jėzaus, reiškia, toksai žodis yra. Jono Evangelija, 1 skyrius, 17 eilutė. Nes įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs. Tik tai viengimis sūnus, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė. Net ir Mozė Dievas pasakė, sako, tu negalėsi pamatyti mano veido, nes jeigu tu žmogus pamatytų, jis negali likti gyvas. Todėl Dievas jį pridengė. Jis negalėjo pamatyti. Bet vėliau, kada tėvas atsiuntė sūnų, jis leido, kad jo visa esybė būtų atskleista iki galo. Ir Jėzus, todėl visi pranašai, aš taip išsireiškiu jo, kad Mozei paskelbta Evangelija, tam tikrą prasme, dalinai kažkiek tai jau jam buvo kalbama apie tos dalykus. Bet galutinai Jėzus jisai atskleidė ir parodė, koks yra tėvas. Ir pavyzdžiui, aš kada galvodavau apie tą Dievo savybę gailestingumą, aš prisimindavau, kada Jėzus priėjo prie tokio miesto, o ten išeidinėjo laidotuvių procesiją ir numirėlį nešė. Vienintelį sūnų, motina verkė, visi eina baisiai liūdni, to miesto žmonės. Ir Jėzus sako, pagailo tos moters, tų žmonių, ir jis priejo, palėtė neštuvus ir tą jaunolį jis prikėlė iš numirusiųjų. Ir atidavė jį motinai. Gailestingumo toks paprastas pavyzdys, kaip tai išsipildo. Man asmeniškai Jėzus prikelia numirusi. Ar tai tik tai tada buvo, ar paskui vyko taip pat? Taip, tai vyksta ir toliau. Ne tik vienas tas jaunuolis, paskui buvo dar daug žmonių prikelta. Lozorius ir daugybė dar kitų. Tame skaičiuje, aš, kuris čia prieš jūs stoviu, aš irgi buvau miręs savo nuodėmėse, bet dabar esu prikeltas, kad gyvenčiau jau naują gyvenimą. Čia nestoju prieš jūs tas senas žmogus, kuris anksčiau ėdo tais piktais keliais, bet visai kitas žmogus stovi, tikėjimu Jėzuje Kristuje. Ko linkiu kiekvienam, kuris dar galbūt to nepatyrė, kad Jėzus prikeltų ir jūs. Jis prikelia, jis gailestingas, todėl jis prieina, jis matot, žmogus miręs. Aš sako, aš noriu, kad tu būtum gyvas. Ir kurie išgirs, sako, jo balsą, tie atgys. Jeigu išgirsi jo balsą, tu atgysi. Jis ir šiandien toks pat. Jis gailestingas. Ni už ką jis prikelia. Patį baisiausią numirėlį, nusidėjėlį. Toliau jisai, mes skaitėme, jis yra maloningas. Jis rodo malonę ir ta malonė, daug apie malonę aplamai šventam rašte parašyta yra. Ir paprastai galbūt ją galima pamatyti Jėzaus gyvenime, kada atveda paleistuvę. Ir jinai turi būti sumušta akmenimis, pagal įstatymą jinai iš tikrųjų paleistuvavo. Ir visas būrys vyrų atėjęs su akmenim rankose ją nori pasmerkti, bet Jėzus jiems kažkodėl nepritarė. Jie nesupranta, stovi galvoja, kodėl. Tik pagal įstatymą
Viskas ten aiškiai parašyta, sumušti tokie akmenimis. Ir Jėzus, kada jie taip neatstoja, sako, atsitiesia ir pasako vieną žodį tik tai. Sako, kuris iš jūsų be nuodėmės, pirmas mesk į akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašo ant žemės. Ir tada įvyksta toks įdomus dalykas, kad visa ta minė išsiskirsto, nebelieka. To, kuris norėtų mesti, nei vieno nebelieka. Ir Jėzus atsikėlė, sako, tai kur tie visi kaltintojai nebėra? Sako, jie nepasmerkė tavęs, tai sako, ir aš tave nesmerkiu. Eik ir daugiau nenusidėk. O tai yra malonė. Malonės pavyzdys, kada už prasižengimus turėjo būti vienas dalykas atsitikti, bet jis mums parodo malonę, jis mus iš to išgelbsti, iš tų pasiekmių, ko mes nusipelnėme ir mums dovanoja dar šansą gyventi. Pabandyk dabar, sako, gyvenk jau kitaip, nebedaryk šito. Nu, ko gero, po tokios pamokos, kada vos likai gyvas, turbūt yra apie ką pagalvoti. Tai va, tokia yra pavyzdys malonės, kurie buvo Jėzaus gyvenime. Bet dabar ateiname dar prie vienos savybės. Jisai kantrus. Ir ta savybė, man asmeniškai, geriau aš nerandu geresnio iliustracijos Jėzaus gyvenime, kaip jo kryžius, kada jis miršta ant kryžiaus. Kada jį muša, paskui galiausiai deda erškėčių vainiką ir prikala prie kryžiaus. Jis yra kantrus. Tame savo kančioje, turbūt daugelį žiūrėjote filmą tą Kristaus kančia, Melo Gibsono. Ir man teko žiūrėti ir aš tiesiog, aišku, netgi filmą žiūrėdamas, aš suprantu, kad čia filmas ir galvoju, bet kaip tas žmogus taip pat laiko. Tiesiog atrodo, imtų ir kažką taip pasakytų jiems tokio blogo. Net ten sėdint ir tai jautiesi labai įdomiai. Bet kada suvokė, Jėzus realiai tą viską išgyveno, į ne tik tai skausmą fizinį, bet nuodėmių naštą buvo ant jo uždėta. Ir jisai, sako, visą dieną laikiau ištiesęs rankas į neklusnį ir prieštaraujančią tautą. Jis laukė, kad žmonės atsigręžtų, kad žmonės atgailautų. Belaukdamas, jis ne šiaip sau tik tai, aišku, ten kabėjo, bet jis atliko tą atpirkimą iki galo ir atidavė savo gyvybę, kad mes nepražūtume. Nežinau, Mozė iki galo tą viską suprato ar ne, bet kaip ten bebuvę, jam buvo paskelbti šitie dalykai. Jam buvo tai atverta. Šita geroji žinia, kad Viešpats yra ir gailestingas, ir maloningas, ir kantrus. Bet, brangieji, pažiūrėkite dabar tik tai. Va čia ir yra esmė tą, ką aš norėjau su jumis pasidalinti. Jeigu iki to, ką mes dabar skaitėme, kažkas prisikėlė iš numirusiųjų, kažkam suteikiama malonė, kažkas tikrai geri dalykai, tikrai tai yra nuostabu. Bet pažiūrėkite, kokia permaina vyksta po to. Po to, kad pasakyta kantrus, kupinas gerumo bei tiesos. Tiesiog jau net neįvardinama kažkokia viena savybė. Kupinas, pilnas. Ir įvardinama jau kartu gerumo ir tiesos. Toliau, jeigu pažiūrėsime, parodytis gailestingumą tūkstančiams. Jūs pastebit skirtumą? Galbūt truputėlį apie tai pasikalbėsime. Atleidžiantis nusikaltimus neteisybės, nuodėmės. Ir paskui eina tas paskutinis momentas. Bet dabar apsistokime ties šitais dalykais. Aš vieną dieną kažką pamačiau, kad jeigu Viešpats buvo geras ir rodė malonę, jisgi rodė malonę ir Mozei, įrodė ir Dovydui, ir Izraelio tautai rodė malonę. Bet po to, kada įvyko tas didysis mūšis, jo auka buvo paaukota, tiesiog, nežinau kaip pavadinti, tiesiog sprogimas, galima sakyti, įvyko. Prasiveržimas didžiulis. Ta pačia netgi diena, kada Jėzus mirė, žemė sudrebėjo ir kapai atsivėrė, numirusieji prisikėlė. Tiesiog tada. Jau nebe vienas ten būtų sakyta, ten toks ir toks. Ne,
Ne vienas, daugybė. Šventųjų prisikėlė, atėjo į tą šventąjį miestą ir pasirodė daugeliui. Tiesiog malonė iki tol, jeigu jinai buvo, irgi buvo, jin irgi reiškėsi vieno žmogaus, kito, trečio gyvenime. Tai paskui po to, kada Jėzus kentėjo, įvyksta tiesiog kažkoks prasiveržimas. Ir aš čia matau ir ką girdžiu. Kupinas gerumo bei tiesos Dievas, jis pradeda toks būti. Kodėl jisai mokiniam pasakė, kad sako, darbus, kuriuos aš darau, jūs darysite ir dar didesnių darysite. Už tai, kad jis žinojo apie šitą dalyką. Jis žinojo, kad dabar dar neatsivėrė pilnai. Ir kada ta kančia įvyko, tada nebebuvo apribojimų, nebebuvo dėl ko sulaikyti ir palaiminimas galėjo tokia jėga ateiti į šitą žemę. Pažiūrėkite, šventosios dvasios išliejimas koksai. Tenais ateidavo, pavyzdžiui, ant Samuelio šventoji dvasia. Visi žinojo, Samuelis yra Dievo pateptasis. Arba Samuelis nuėjo patepė Saulių. Visi, vau, Saulius dabar. O čia atėjo ir ten keli tūkstančiai. Aišku, pirmą dieną ten mokinių, 120 ten galbūt. Paskui tie atgailavo keli tūkstančiai žmonių ir ant jų atėjo ir ten tūkstantinį pasidauginimas tos Dievo malonės, to gailestingumo, kuris buvo pavieniuose pasireiškimuose, įsivyko tokia jėga, taip gausiai, kad čia tiesiog tokiais žodžiais aš randu tai įvardinta. Kupinas gerumo bei tiesos, parodantis gailestingumą tūkstančiams, atleidžiantis nusikaltimus, neteisybės ir nuodėmės. Aleliuja. Kas nors gali pasakyti? Garbė viešpačiui už visą tai. Aleliuja. Ačiū, brangieji. Iš tikrųjų, garbė Dievui, kad jisai atveria tokią malonę. Bet matot, kokią brangią kainą sumokėta. Kad tai atsirakintų, kokios buvo ašaros, kokia buvo kova pačiam Getsemanės sode, o paskui dar ir kryžiuje, pati kančia. Viskas labai brangiai kainavo. Bet Dievas matė, kad kitaip neįmanoma, kitaip bus viskas, va taip ir bus, tik tai pavieniai momentai. Jis norėjo, kad ta išgelbimas ateitų kaip upė. Mes girdime tuos žodžius, sako Jėzus, kas trokšta ateik pas mane ir gerk, kas tiki mane iš jo kūno tekės gyvo vandens srovės. Šlovė Dievui, brangieji. Ir jisai tai padaro, jis gausina, jis taip daugina, kada vienas žmogus įtiki, tuose namuose kažkas pradeda daryti, kažkam patinka, kažkam nepatinka, bet iš jo vidaus teka gyvoji upė. Ir jo gyvenimas šviestė šviečia. Ir nori, nenori, anksčiau tenka su tuo pradėti skaitytis. O skaitytis kaip? Ant kelių. Ir pripažinti, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Ir tokia grandininė reakcija vyksta. Ištisos šeimos, ištisi kaimai, miestai, tautos atsigręžia į viešpatį. Su tokia jėga ateina išgelbėjimas, ateina ta Evangelija. Bet, brangieji, matot, Dievas kaip sutvarkė, vidury stovi ta nuostabi, reiškia, savybė viešpatės, kantrumas. O parašyta šventam rašte, žinot, kad sako, viešpatės kantrumo laikykite išgelbėjimu. Tai yra mums išgelbėjimas, kada mes žiūrime į kryžių, mes nematom tenais baisių kankintojų arba žiaurių žmonių, arba neteisingumo kažkokio didelio, bet mes matome ten Dievo meilę ir mes matome ten išgelbėjimą. Žodis apie kryžių yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Mums taip dabar tas viskas atrodo. Bet brangieji, yra ir antra dalis šitos visos istorijos, tai ką mes su jumis kalbame. Tavo ir mano, mes sakėm pradžioje apie tai, kad reiškia, mes esam keičiami į tą patį atvaizdą. Į kokį atvaizdą? Mes girdėjome. Gailestingumas. Aš kada meldžiuosi iš tos žodžius prisimenu, sakau, Dieve, jeigu tu esi gailestingas, padėk man, nors truputį dar pajudėti tą pusę. Kažkiek, jeigu ir yra, ačiū, visa garbė tau. Žinot, kaip, nežinau, kas yra pasakęs, bet sako, jeigu kažką gero padariau, tai
čia viešpats, jam visa garbė. A jeigu bloga, tai čia reiškia aš kaltas. Visą laiką yra kažkas, kas kaltas. Žinok, nereikia baksnuoti į žmoną, arba į kaimynus, arba į sesę, į brolį, kaip dažnai būna. Aš kaltas, pasirodo. Taip, kad, brangieji, jeigu aš girdžiu, kad Dievas gailestingas, tai manęs net pareigoja nuo to, kad aš galiu būti negailestingas. A, viešpats gailestingas, o aš galiu būti ne. Ne. Ir aš turiu, sako, būkite šventi, kaip aš esu šventas. Taip, kad užduotis yra panašėti. Jis gailestingas. Viešpatie, man padėk būti gailestingu. Jisai maloningas. Viešpatie, mane mokyk būti maloningu. A kada prieinam prie kantrus, ką tada daryti? Jeigu bus kažkas negero, turėsiu kentėti. Nu čia nežinau dabar. Man asmeniškai, brangieji, aš galiu pasakyti, kad buvo laikas, kada aš iš viso, aš įtikėjau, aš priėmiau Evangeliją, bet šita dalis, pavyzdžiui, imk savo kryžių, sek paskui mane, tai man buvo kažkas tokio, nu čia per žiaurų, aš skaitydavau, čia kažko nesuprantu turbūt aš. Man tai skambėjo per žiauriai. Ir aš ilgą laiką taip sukausi, kad taip nebūtų. Bet, žinot, su viešpačiu neišeina ginčytis ilgai, anksčiau arba vėliau, vis tiek reikia su jo nuomonė sutikti. Ir tada pasakiau, viešpatie, tegul bus kaip tu nori. Jeigu reikia, gerai, sutinku kentėti, jeigu reikia numirti. Va, aišku, kada pasakai taip paviršutiniškai tik lūpomis, gali daug ką pasakyti ir pagėduoti daug ką gali. Bet kada reikia gyvenime tikrai realiai su tuo jau pradėti taip šnekėti su Dievu, savo kambarėlį slaptam, tai čia jau kitas dalykas. A viešpats gerai sako, jeigu sutinki, pereinam prie praktikos. Tai aš, brangieji, jau galiu pasakyti, kad ta praktika iš tikrųjų jinai daug iš mūsų pareikalauja. Ir ačiū viešpačiui, kada ateina sunkumai, kada mums blogai, kada mus kažkas spaudžia arba netgi kryžiuoja, kaip čia kalbėjome, ką tada mums daryti? Ir vėlgi, nuostabu, kad yra žodis, kuris sako, kada atbėgat tose lenktynėse, žiūrėkite į savo tikėjimo pradininką ir atbėgėją Jėzų, kuris reiškia, pagalvokit, sako, kiek jis iškentėjo, pasvarstykit, kiek jis iškentė nuo nusidėjėlių, kokį priešiškumą, kad jūs nepasiltumėt savo sielose. Reiškia, bėgi, kovoji, taip sunku, jau viskas galvoji, Dieve, jau viskas jau nebeina jau išlaikyti. A viešpats sako, ko tu nusimeni, ko tu per daug tas sureikšmini savo problemas. O pakelk akis į mane ir pasižiūrėk į mane, aš ant kryžiaus. Kantrus ar ne? Kantrus. Nuo ryto iki vakaro. Čia būna biški kažkas tai perina, kelios minutės, kažkokia tai krizinė situacija. Ir jau pradedam dėjoti, jau aš nelaimingas, jau nieko gero čia turbūt nebus. A viešpats sako, pažvelk į mane, kada tu jį pažvelgi, žinot, sako, kada žvelgiau į jį, sako, lūpos užsičiaupė. Žvelgiant į jį, neišeina skūstis, neišeina dėjoti. Kaip man dėjoti, jeigu aš net, sako, jums dar neteko iki kraujų kovoti prieš nuodėmę. Ko jūs čia dėjojat? Neteko. Jeigu biški kas nors apibarė ar ką, tai čia didelė problema. Tai, brangieji, mes tiesiog turime kitaip pažvelgti į visą tai. Jeigu viešpaties kantrumas yra išgelbimas, tai kas bus mūsų kantrumas? Ar nepasitarnaus kažkieno tai išgelbimui? Jeigu tai pasitarnautų kažkieno išgelbimui, ar tu sutiktum, broliai sesė, pakentėti? Sakyt, kad viešpatie, jeigu reikia, tegu man bus sunku. Apaštalas Paulius, įsivaizduokit, iki tokio buvo užsidegimo daėjęs, kad sako, geriau aš pats būsiu atskirtas nuo Kristaus. Vietoj mano brolių, sako, aš kaip pagalvoju, negaliu tiesiog. Kaip jie į pražūtį eina dabar, kai jiem viskas, visi palaiminimai priklausė. Geriau aš pats būsiu atskirtas nuo Kristaus. Va tokio žmogaus. O nekalbant apie tai pavojus, visokius kelionės sunkumus, ką jam teko ištverti.
priteklių į nepriteklių, mušimus ir visą kitą. Taip kad, brangieji, vat šitą žinią aš norėjau pasidalinti. Evangelija, kurią Mozė išgirdo, gerąją žinią, kuri jam buvo paskelbta, viešpats geras, jis maloningas, jis nori taip palaiminti, jisai tiesiog trokšta, kad tos upės palaiminimu tikėtų, kad žmonės išgelbėti būtų ne tik šeimomis, bet miestais visais, kaimais. Gausiai, kad tai ateitų, galingai, kad tai ateitų. Bet jam reikalingi bendradarbiai. Mes ir jų, tu ir aš, mes turėtume nepasipriešinti, neišsigąsti to, jeigu reikia ir pakentėti kažkur tai. Už tai, kad labai dažnai mes sutrukdom Dievo darbą savo nekantrumu. Ir kad nepraleisti visko iki galo, daskaitykime visą šitą. Bet, sako, paskutiniai tie žodžiai dalis, kurią mes dar neaptarėme, bet tačiau nepaliekantis kalto nenubausto, bet baudžiantis už tėvų nusikaltimus vaikus ir vaikaičius iki 3. ir 4. kartos. Bet vis tik tai yra šita, o ta paskutinė dalis, kuri nebūtume teisingi, jeigu mes apie Dievą tik kalbėtume teigiamas savybės ir kad jisai jau toks geras, kad jis jau net nebaudžia. A jeigu jau žmogus miršta, tai jis ne į pragarą dar papuola, bet skaistyklą, vis tiek dar tenai kažkokie tai vyksta apvalymai ir vis tiek jau, reiškia, negali būti, kad Dievas būtų toks jau griežtas. Brangieji, iki galo, Evangelija eina iki galo. Jinai daiktus pavadina savo vardais. Kur gailestingas, ten gailestingas. Kur kantrus, ten kantrus. Bet kur teisingas ir nepaliekantis kaltą nenubausto. Tai taip yra. Ir Jėzus tą patį sakė. Sako, bijokite to. Nebijokite tų, kurie žudo kūną. Bet bijokite to, kurie sielą ir kūną gali pražudyti pragare. O to, sakau, jums bijokite. Ir dar yra jo žodžiai, kad sako, žiūrėkit, sako, jeigu, reiškia, eisit ne tais keliais, tai sako, papulsit, kur ugnis negesta ir kirminas nemiršta. Tai yra kančios ir didelės kančios dalykai. Taip, kad, brangieji, viešpats toks yra šventas. Ir kada visas tas yra pilnumoj perteikiama, tai yra subalansuota jinai Evangelija. Jinai yra nepagražinta. Jinai galbūt supurtanti. Kada jie išgirsti, šiurpai pereina. Bet galvoju, Dieve, nenoriu likti pusiau kažkoks tai tikintis. Pusiau, kaip girdėjome ketvirtadienį Agnė kalbėjo. Būk karštas arba šaltas. Netinka Dievui toksai ni šioks, ni toks. Arba jeigu tiki, tai tikėk. Jeigu netiki, tai netikėk geriau, bet nebūk veidmainis. Sakai, kad aš tikiu, bet darai velnio darbus. Viešpas taip nemokino, jis taip neveda mūsų. Brangiai, priimkime šitą nuostabią Evangeliją pilnam pavydalė, kaip jinai ateina dėl mūsų ir nepabijokime šitos dalies, kuri atveria tokią gausą palaiminimo. Jeigu taip viešpatie, tai kodėl matot, mes kada pagalvojame apie ateities dalykus, galvojam, gali būti tokias negerovės, gali būti persekiojimai, gali būti suspaudimai ir mes netgi teorijos yra sukurtos, kad reiškia, kaip tai mes to išvengsime. Galbūt kažkas ir išvengs, galbūt jo gyvenimą viešpats anksčiau jisai pasibaigs. Bet šventas raštas kalba, kad bus suspaudimas ir jeigu, reiškia, sako, kad teisusis vos ne vos išsigelbės. Bus didelis suspaudimas. Todėl mums nereikia nei čia pagražinti nieko, bet būti, žinot, ir čia galbūt kitą kartą pasidalinsiu, yra dar labai įdomi tema to klausimu, bet šiandieną nebeįsiplėsim, aš tada pakviesiu, brangieji, atsistokime ir pakviesiu maldai. Viešpatie Jėzau, mes dėkojam tau, kad tu esi galingas, mūsų gelbėtojas. Mozei buvo apreikšta šitą nuostabią Evangeliją. Mes nežinom, kiek jisai ją suprato. Bet jeigu jis ten nusilenkė iki žemės, skubiai nusilenkė, aš tikiu viešpatie,
kad jo širdis suvokia, kad jis čia turi reikalą su didžiais dalykais. Dėkojam Viešpatie, kad dabar mums tu atvėrėjai, kad mes jau žiūrim ne per uždangalus, ne per miglą, ne per tokius sakymus, nedasakymus, bet kad tu sakai mums tiesiai ir aiškiai viską. Ačiū tau Viešpatie Jėzau. Dėkojam, kad tu buvai maloningas, gailestingas, kantrus mums, tol, kol tu vaikščiai šitoje žemėje. Ir kada atėjo tas paskutinis laikotarpis ir tau reikėjo kentėti ypatingai kančią sunkią, kad tu tada nepabėgai, kad tu tada neieškojai išeities atsiųsdamas daugybę angelų, kurie galėjo išgelbėti, o mes visi būtume pražuvę. Šiandien Viešpatie priimk visą šlovę iš mūsų. Mes čia esame tie nusidėjėliai, už kurios tu mirėjai ir kentėjai. Mes tie, dėl kurių tu kentėjai ir ta kančia buvo ne veltui. Dėkojam Viešpatie, priimk visą padėką, visą šlovę. Dėkojam už kiekvieną tavo kančios sekundę. Kada laikrodis eina ir reikia laukti išvadavimo, tai būna sunku laukti, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę atrodo taip ilgai eina. Aš manau Viešpatie, kad tau tai buvo sunku, kad ta kančia buvo didžiulė, kad tau buvo nelengva iškęsti, bet tu buvai kantrus Viešpatie mūsų. Tu nesakėjai, iki kolė tas tęsis, kad aš daugiau nebegaliu, kad aš kažką savo pasidarysiu. Viešpatie, tu kentėjai iki galo, tu nepriėmė jokių palengvinimų, nieko. Aš dėkoju už tuos, kurie kenčia, pavesdami tau savo širdį, savo sielą, savo gyvenimus. Dėkoju Viešpatie. Dėkoju tau. Sustiprink juos Viešpatie tame varge, tegu jie ten eis su tavimi. Tegu jie bus suvienyti su tavimi toje kančioje, kurią jie eina. Ir Viešpatie, šiandien mes renkamės kaip bažnyčia. Nebūti tais, kurie bijo sunkumų, kurie bijo išbandymų. Bet Viešpatie, pagal tavo pavyzdį, tavo evangeliją. Viešpatie, leis mums būti kantriais pagal tavo pavyzdį. Nepabėgti nuo sunkumų, neįsigasti, pasilikti panašiais į tave ir tose situacijose, kurios mums nemalonios. Galbūt yra situacijos šeimose, Viešpatie mano. Galbūt tai situacijos darbe, kur be būtų. Viešpatie, tegu leis mums pašlovinti tavo šventą vardą. Patvirtink mums Viešpatie, kad mes stovime toje vietoje, kur tu nori. Duok tą užtvirtinimą ir aiškumą, kad mes nesusviruotume. Ir kada sunku, meldžiu Viešpatie, padėk mums pakelti savo akis į tave, kad pamatyt tą, kuris ištvėrė sunkiausią kančią ir nepasilpo, bet nugalėjo. Ir Viešpatie mano, aš meldžiu už tuos, kurie šiandien galbūt yra toj situacija, jie kelia savo akis į tave dabar. Jie žvelgia į tave. Viešpatie, tiesiog dabar sustiprink, tiesiog dabar ateik savo nuostabių prisilietimus, savo atgaivinimus, savo jėgą. Pakelk jos, Viešpatie mano, nes mes būnam pasilpę, būnam suslabę. Bet Viešpatie, tu pajėgus atgaivinti ir sustiprinti ir duoti naujų jėgų. Būk pašlovintas Viešpatie mano. Tegu niekas neatskirs mus nuo tavo meilės. Nei persekiojimai, nei naugumas, nei badas, nei kalavijas. Niekas. Tu esi Viešpatie davęs tą didelį sąrašą. Ir tu pasakėjai, kad niekas neatskirs mus nuo tavo meilės. Todėl mes džiaugiamės Viešpatie. Jeigu reikia dėl tavęs pakentėti, mes sutinkame. Mes nenorime tavęs išduoti, įsižadėti, kaip Judas įsižadėjo. Kaip kiti žmonės būna, kad atsitraukia įsižadėdami. Viešpatie, o ten, kur yra kažkokia tai klaida, nuodėmė, nusigręžimas, Viešpatie, priimk tą atgailą, duok pilną atsigręžimą, visišką nusižeminimą ir sugrįžimą pas tave. Kiekvienas žmogus, kuris šiandien čia yra, kuris dar neapsivalė nuo tų nuodėmių, kuris dar eina tokiu dviprasmišku arba iš vis blogų kelių, duok Viešpatie jam visišką atgailą, pilną atsigręžimą, kad jisai būtų su tavimi. Viešpatie, ačiū už tavo malonę, už tavo nuostabią evangeliją, už tavo tarną Mozę, kuris gavo šitos dalykus iš tavęs.
tau vienam viešpatie visa šlovė Jėzaus Kristaus vardu. Amen.